Laida Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu remia Lietuvos krepšinio federacija ir Krepšinio namai Kaune. Sveiki, esu Renaldas Eibutis, dabar jau krepšinio treneris Palangos Olimpe. Kviečiu žiūrėti krepšinio laidą Krepšinio pasaulyje. Krepšinio pasaulyje. Atėjo gruodis, pirmasis žiemos mėnuo ir mes štai turime naują gražų kalendorių, kurį išleido degalinio tinklas MC. Įdomiausia tai, kad visas nuotraukas, žinoma daugiausia apie vyrų ir moterų krepšinio rinktines, daro pats MC vadovas Antanas Matuiza. Kai bus išleistas 25 metų kalendorius, bus ir nuotraukos iš Puerto Riko, kad patektų į Paryžiaus olimpinės žaidynės. Apie burtų traukimą pasakoja Lietuvos krepšinio federacijos generalinis sekretorius Mindaugas Balčiūnas. Vertinant bendrą kontekstą, burtai, sakyčiau, tikrai buvo mums palankus kaip komandai, kaip šaliai. Aišku, reikės keliauti į kitą žemyną. Puerto Rikas šalis, aišku, mylinti krepšinį, su pažįstamu krepšinio stiliumi ir Taivane turėjom labai puikios patirties, su jų krepšinio federacija turim labai glaudžius ryšius. Manau, pats turnyras tikrai bus gerai organizuotas, jau galim kažkokias, sakykime, palyginimus daryti paralelę su Venezuela, tai aš manau, pati šalis, pats mentalitetas ir organizacinis lygis bus visai kito. Svarbiausia, kad pati grupė susidarė tokia, kurioje varžovai visi yra realiai įveikiami ir tai bus minimalus mūsų tikslas iškovoti kelialapį. Jau dėliojam kontūrus pasirengimo, žinom, kad keletą rungtynių žaisim Lietuvoje, žiūrėsim ir sportinę, aišku, bet ir komercinę. Prieš pasaulio čempionatą turėjom puikų planą Taivane, bandysim kažką panašaus sukurti ir Amerikos žemynę. Tai iš esmės tikrai džiaugiamės galutinės burtų rezultatais ir, sakyčiau, viskas mūsų rankose. Kuo geresnis Lietuvos klubinis komandos, tuo stipresnė ir Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė. Europos taurės rungtynės Vilniaus Vilkai namuose žaidė su Londono Liūtais ir pralaimėjo. Apie liūdną vilniečių pralaimėjimą pasakoja kolega Marius Antanaitis. Vilniaus Wolves savo namų areną priėmė Londono Lions. Deja, bet šį kartą namų sienos nepadėjo ir Vilkai praleido į priekį svečių ekipą. Nors treneriai ir žaidėjai nuogąstavo, kad rungtynių kalendorius yra intensyvus, tačiau supranta, kad taip žaisti daugiau negali. Manau, kad tragiškos varžybos. Tikėjomės gal, kad bus kažkiek sunkiau, nes kažkiek emociškai buvom po geros pergalės prieš Rytą, bet negalim taip žaisti prieš savus ir galių tikrai buvo, tragedija, manau. Aišku, kad mums trūko tos energijos, to susikaupimo vietomis ir to fokuso. Kažkurio momentu mažiau pasistengiai, tave nubaudė, pabėgo, paskui tų pastangų reikia dvigubai, iš kur jų surasti yra sunku. Žinom, kad yra puolimo komanda, bet teoriškai žinoti ir praktiškai atimtos taškus, kurioje mėgsta pelnyti, yra du skirtingi dalykai. Neapsigynėm šis, sakau, nieko netėmėm iš jų, ką turėjom atimti. Vilkai antrąją rungtynių dalį pradėjo susikaupę, o iki rungtynių pabaigos, likus žaisti 5 minutės, dar turėjo galimybę grįžti į rungtynes. Kažkokia reakcija buvo ketvirtam kėliny, bet tiek varžovus paleidė 20 taškų, 23 buvo vienu momentu, labai sudėtinga yra grįžti varžybas. Nesakysiu, kad trūko jėgų, tiesiog trūko koncentracijos ir sužūnėtų. Vilniaus Rytas žaidė FIBA čempionų lygos rungtynes prieš Prometėjo iš Graikijos ir laimėjo 77-75. Teisingai ėjom į rungtynės ir tikrai šiandien buvo vienas geresnių gynybinių rungtynių. Mes juos lėtinom, mes juos atkirtinėjom nuo visų derinių. Kartais tos komandinės pastangos, ta papildoma energija, ta papildoma pastanga, tos papildomos aktyvios rankos padaro tave elitinę gynybos komandą. Ypač mažiukai darė žiaurinį darbą, labai didžiuojasi žaidėjais. Galbūt kaip kapitonas truputį perdegau kai kuriuose rungtynėse. Galvojau, kad aš čia nuviliu komandos draugus nepataikydamas. Ačiū jiems, kad jie manim pasitikėjo.
Nu, faina, kad Gytis irgi atsigauna, jisai dirba savo tą darbą ir kovoja kamuolius ir, kaip sakot, blokuoja ir gerai ginasi, tuo pačiu ir po to greitoje atako įmeta tritaškį. Antroji rungtynių pusė faktas, kad varžovas reaguos turėdamas minus 13. Kažkur nuo geriausių metikų padėjom per daug, kas reiškia, kad nesusibaudavom tų žaidėjų, kurie negeba mest baudų, jie užsibaigė dėjimais iš po krepšio. Labai norisi, kad turėtume tą žudiko instinktą ir tokias rungtynės nulaužtume ne per puolimą, bet per gynybą, ką darėm sėkmingai didžiąją rungtynių dalį. Tikiuosi, kad mes atsispirsim nuo šitos pergalės. Su nekantrumu laukime Kauno Žalgirio. Kaip jam seksis Milane žaisti Eurolygos rungtynes prieš Olimpiją. Akivaizdu ir įtikėtina. Kauniečiai laimėjo 83-70. Iš karto po rungtynių mes kalbame su Edgaro Ulanovo, šauniuoju kapitonu ir dar šaunesniu puolėju. Kaip tu save taip nuteikiai? Recepto gaila nėra tokio, kad žinočiau, tai visas rungtynės taip žaisčiau gerai, bet aplamai, šiandien buvo mano, kaip pasakyt, vakaras, man gerai sekėsi, būna kitų rungtynių prastesnių, kažkas kitas galbūt pasitempė, bet labiausiai ką akcentavau ir kitiems kolegoms jūsų vidai, kad vienybė buvo didžiausias mūsų pliusas tose rungtynėse ir būtent šitas aspektas mums labiausiai padėjo, tai vienybė ir žinoma pabrėžti gynybą, kuri buvo tikrai gera ir žaidžiant išvykoje praleisti tik 70 taškų, kur šį sezoną su ta gynyba turėdam daug problemų. Manau, čia tie svarbiausi faktoriai, o kad asmeniškai pasiseka būna geriau, būna prašiau, tai nieks nuo to neapsaugotas nuo tų pakilimų arba nuopuolių. Treneriai gerai atliko darbą. Žinom, kad ir Milanas mėgsta sudėtį kaitalioti ir kartais labai aukštą sudėtim žaidžia, kartais ir žemesnė, tai tikrai tam buvom pasiruošę. Mes irgi turėjom savo siurprizų, sakykime, kontraargumentų, tai kurie tikrai pasiteisino, ypač kalbant apie gynybą. Ta pergalė turbūt turi įkvėpti, nesvarbu, kad traumos, kad nėra žaidėjų, bet turi būti pakilimas pagaliau. Vienareikšmiškai nuotaikos visada būna geresnės ir vėlgi Eurolygoj tų lengvų pergalių nieks nedovanoja kairę į dešinę ir visada po pergalės būna geresnės nuotaikos, o kad pergalė mus turi pastumėti prieki, tai faktas. Kitas dalykas, žinom, vėlgi nuo traumos dar kažkas turėsim suktis iš padėties, bet kaip ir sakau, ne pirmą ir ne paskutinį kartą susidurėm su kažkokiais sunkumais ir bandom su jais tvarkytis, tai naujas rungtynės, naujas lapas ir ten žiūrėsim, kaip gaus. Ir tu jau turi starte pradėti rungtynės, įrodėjai, kad nuo atsarginių žaidėjų sulelio nesmagu ir negerai. Yra pliusų ir ten, kaip išeisi kartais ir geriau ir nuo suolo yra išeiti ir sudrumsti vandenis, bet kai geros rungtynės ir gerai pasiseka, tai atrodo viskas gerai, tai kaip rašiau, tai tada ir galvoju, ką pakeisti. Tai sakau, svarbiausia susikaupus būt, kad ir kalbam apie Albą, kuri galbūt lentelės dugne, bet iš mano paties patirties ir Žalgirio patirties žaidžiant būtent išvykoje Berlyne, ten visada būna sunku. Tai maksimalus susitelkimas ir vienybė, kurią rodėm Milane, būtų geriausias raktas į pergalę. Ačiū Edgarai už komentarus ir tik pergalė dabar Žalgiriui. Tikimės geriausio. Dėkui. Gal Žalgirį taip žaisti įkvėpė LKL rungtynės Kaune su Klaipėdos Neptūnu. Uostamiesčio krepšininkai nepagailėjo Eurolygos komandos ir užtikrintai laimėjo. Neptūnas, kaip uraganas Baltijos jūroje, taškė kamuolius į Žalgirio krepšį. Pataikė net 17 tritaškių iš 32, taiklumas 53%. Iš viso Uostamiesčio ekipa pelnė 88, o praleido 76 taškus. Tačiau šis rezultatas neatspindi žaidimo.
Antrajame kėlinyje po Ąžuolo Tubelių dėjimo ir Igno Sargiūno tritaškių Neptūnas pirmavo net 24 taškais. Ir ne dėl jaunojo žalgiriečio Nedo Montvilo kaltės, kuris net pelnė tritaškį, sveikiname, buvo aikštelėje Kaune šiurpinantis vaizdelis. Ąžuolo Tubelių neprilygo kiti, nei savi, nei svetimi Eurolygos komandos žaidėjai. Vilnietis, Rytų paskolintas Klaipėdai, surinko 20 taškų ir 23 naudingumo balus. Jis atkovojo 5 kamuolius, 2 perėmė ir 2 kart blokavo varžovą. Gal ir Neptūnas pagaliau išplaukė į pergalių krantą ir visiems LKL bus baubas. Kaip ir Lietkabelis kauniečiams. Panevėžyje gruodžio 3-ąją Europos taurės komanda vėl eilinį kartą pasiryžusi nuskriausti Eurolygos krepšininkus žalgiriečius. Po 6 minučių kavos pertraukėlis mes vėl jūsų laukiame krepšinio karalystėje. Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu remia Lietuvos krepšinio federacija ir krepšinio namai Kaune. C-Bet, lošimo automatai, lažybos, ruletė, stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Aš esu Jūras Kaziūnas. Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu, kuris labai vaizdžiai ir įspūdingai parodo krepšinio visus niuansus. Krepšinio pasaulyje. O dabar žvilgsnis į nacionalinę krepšinio lygą. Palangos Olimpas žaidė Kaune su jaunaisiais žalgiriečiais ir užtikrintai laimėjo. Gintarinių pajūrių komanda Palangos Kuršiai 2018 metais savo klubun paėmė žinomas krepšininkas Renaldas Seibutis. O šiame sezone Vilniečių Gedvydo ir Jono Vainauskų dėka tapo Palangos Olimpo. NKL ekipoje dirba ir šaunusis Juozas Petkevičius. Fizinių parengimų trenerė Eglė Sabinė, antrasis treneris Renaldas Seibutis ir vyriausias strategas Sandis Buškevič, kaip ir visi krepšininkai, svajoja apie LKL. Žodis olimpiečiams. Labai džiaugiamės iš tikrųjų, kad atėjo nauja valdžia ir su didžiausiais lūkesčiais, su didžiausiais tikslais. Tas tik tai veda į priekį ir man asmeniškai kaip palangiškiui labai smagu, kad yra didžiausi tikslai ir tikėsimės, kad sezono pabaigoje tuos lūkesčius galėsime įgyvendinti. Sveiki visi krepšinio pasaulio žiūrovai. Esu laimingas būti čia, šitoj lygoj ir bandysim palangiečius džiuginti su pergalėms. Labai džiaugiuosi, kad man suteikė šansą būti komandos dalimi ir grįžti į krepšinį. Turėjome tikrai ganėtinai sunkias 6 savaitės, visai netikėtai patekome į KMT, kur visai neblogai sekėsi. Karalių Mindaugas taurė, dėka klubo savininko ir prezidento galėjom pabandyti savęs KMT turnyre ir labai džiaugiamės, kad ir ten pavyko patrunkšmauti. Viskas gerai. Sunkus darbas, bet tai tik grūdina. Bandysim sportinių principų pateikti ir LKL. Olimpas nesunkiai nugalėjo Žalgirio jaunimo komandą, bet iki svajonių išsipildymo dar toli. Prisimename, atkuriame ir didžiuojamės mūsų krepšinio praeitimi. Vilniuje gyvena Jūras Kaziūnas, šiemet sulaukęs savo 80-mečio. Jis buvęs ir Kauno Žalgirio, ir Vilniaus statybos žaidėjas. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs grįžtate į šitą istoriją ir dar kartą atskleisite niuansus arba mano arba kitų žaidėjų įspūdžius. Tuo keliu, kuriuo aš nuėjau, man buvo labai malonu ir aš ir dabar prisimenu su didžiuliu malonumu. Stasys Stonkus man pasiūlė ateiti pasitreniruoti į Žalgirį. Ir nuo to laiko Žalgirį aš treniravausi gal kokius 2 metus iš eilės, nes buvo trenerių Lagunavičius ir Petkevičius. Po to atėjo vadovauti iš akademijos treneris Bimba. Po 6 metus, tai tikrai tol, kol baigiau
technikumą ir tol, kol baigiau Politechnikos institutą. Taip, kad kai baigiau Politechnikos institutą, gavau paskyrimą į Vilnių. Treneris Bimba nebuvo patenkintas, kad aš išvažiavau iš Kauno, o Vilniuje nebuvo centro. Taip, kad aš labai laiku atvažiavau į Vilnių ir man teko 6 metus iš eilės būti pagrindiniu centru Vilniaus statyboje. Nors Vilniaus statyba gana permainingai vienus metus žaisdavo Tarybų sąjungos aukščiausioje lygoje ir užimdavo paskutinę arba prieš paskutinę vietą ir iškrisdavo vėl į pirmą lygą ir vėl po to tapdavom čempionais pirmos lygos ir vėl įveidavom į aukščiausią lygą. Taip, tokie gal perversmai buvo, gal kokie 4 kartai. Antras 40-metis tai man buvo labai įspūdingas. Labai daug dalyvavau, galiu pasakyti, nors, sakysim, įspūdingi krepšininkai, Lietuvos žymūnai, jie nedalyvavo tiek daug varžybų kaip kad aš. Taip, kad labai nenuostabu, kad čia pasaulio čempionatai, Europos čempionatai, Lietuvos čempionatai, visi yra užfiksuoti. Pasaulio čempionatai, kur važiavau arba su statyba Vilniaus komanda, arba su Lietuvos rinktinė. Važiuodavo ir Gediminas Budnikas, ir Čipkovas važiuodavo su mum. Ir žinot, pasaulyje laimėti aukso medalį čempionatuose, tai aš manau, kad galiu tik tai didžiuotis. 80 tai pati jaunystė yra, bet iš kitos pusės tai nėra taip jaunystė. Sveikatos nėra, silpna, o draugai jau daugumą palaidoti. Taip kad džiaugtis neturiu ko, bet visą laiką laukiu, kol Šventas Petras paskambins. Jeigu 80-metis Jūras Kaziūnas dar žaidžia krepšinį, tai ką bekalbėti apie dvigubai jaunesnius. Susitikimas Kauno krepšinio mėgėjo lygoje. Žalgirio krepšinio akademijos salėje baigėsi stipriausios B lygos, kurie žaidžia 8 komandos rungtynės. Kauno Reunion 82-76 nugalėjo Lietuvos kurčiųjų sporto klubo komandą, treniruojama Rolando Rakučiu. Apie ją kitą kartą, nes dabar norime supažindinti su Reunion. Šio žodžio vertimas reiškia susijungimą, iš naujo sugrįžimą. 2015 metais Sabonių krepšinio centre buvusios mokyklos auklėtinių subūrė Irmantas Birbilas. Dabar jis Lietuvos krepšinio federacijos projektų vadovas. Treneriu tapo ir jo liko, nepatikėsite, Kristupas Žemaitis, Vilniaus Vilkų įžaidėjas. O buvę saboniukai galėjo džiaugtis ne tik komandos pergalę, bet ir puikiu Reunion jaunų duetu aikštelėje. Jonas Mačiulis buvo ne tik su kamuoliu. Šaunus mokyklos auklėtinių portretas puošia salę, kurioje jis dabar žaidžia. Būtent dėl Jono Mačiulio Lietuvos, Italijos, Graikijos, Ispanijos ir Eurolygų čempionų užsukome į Kauno krepšinio mėgėjo lygos rungtynes. Ir trečiose rungtynėse pamatėme trigubą Jono dublį su 34 naudingumo balais. Per 35 minutės kaunietis profesionalas surinko 26 taškus, atkovojo 10 kamuolių, tiek pat atliko rezultatyvių perdavimų, plus perėmė 5 kamuolius. Šį kartą jį nustelbė 27 Sabonių mokyklos auklėtinis Jonas Lekšas. Taip, tai tas pats Basket News portalo žurnalistų korpuso darbštusis narys, po rungtynių ne tik objektyviai vertinantis Žalgirio žaidėjus, bet ir prieš tai kartu su Ryčiu Višniausku komentuojantis Eurolygos rungtynes. Puikiai žaidęs Jonas Lekšas įmetė 33 taškus ir surinko net 42 naudingumo balus. Tai įrodymas, kad Jono žodžiai eteryje nesiskiria nuo darbo aikštelėje. Puiku, kai esi užsispyręs ir dar talentingas. O dabar apie 2 lietuvius gyvenančius Kaune, brolius dvynius Normundą ir Naurį Macius, su kuriais pirmą kartą susitikau 2011 metais Rygoje. Girdėjome, kad pas jūs yra labai daug grožybių, todėl norėtume jas pamatyti.
Rodykit, vaikinai. Kai Jonas Valančiūnas su Lietuvos 19-mečių rinktinė iškovojo pasaulio čempionato aukso medalius, Rygos naktinėme klube susitikome su buvusiais klaipėdiečiais, kurie jau seniai gyvena kaimyninėje Latvijoje. Mūsų vardas Nauris Normundas, labai mylam jūs lietuviai. Ja, mylam labai. Mes laimėsim visą laiką. Mes visi laimėsim. Geriausi pasaulyje mes esam. Atširdai. Tikai 3 milijonai. Ja. Po nemalonaus incidento Kauno Žalgirio arenos prieigose broliai susikivirčijo su ispanų žaidėju ir buvo vienas iš jų, Nauris, nubaustas 1300 litų bauda. Labą dieną, Lietuva. Labai atsiprašau, kas vakar atsitiko, tas nebuvo specialiai. Per daug emocijos. Labai atsiprašau visiems. Mes už Lietuvą, mes labai mylam Lietuvą. Jeigu tu negali kažką blogai, kaip gali pasakyti blogai už Lietuvą? Tas Fernandes pasaka blogai, komunistai, tu durni už mums viską pasaka į televiziją Ispaniją. Atširda, atsiprašau, atširda, kad taip atsitika. Kadangi broliai nebuvo leidžiami į Žalgirio areną, kreipėsi į teismą ir Kauno apylinkės teismo teisėjas Vaidotas Granickas paskelbė štai ką. Atsisakymas įleisti ieškovus į areną vertinamas kaip nepagristas, netitinkantis koncesijos sutarties, kurios pagrindų yra valdoma arena. Jie negalėjo pakliūti nei į jokius valdomus pastatus, tam baseinas, reiškia, ir kiti pastatai. Čia yra sankcija iš esmės teismo vertinimo. Neturėjo iš tikrųjų teisės jos taikyti. Aplinkybė taip pat buvo vertinta, kad yra priimama į visas kitas arenas, visur kitur jie yra pageidaujami, visur kitur jie yra laukiami, o būtent šita arena ne. Aš atkreipiu dėmesį, kad šitas ieškinio patenkinimas nereiškia, kad jie turi teisę dalyvauti Eurolygos rungtynėse. Gali būti leidžiama, reiškia, tokiu atveju, jeigu jinai pakeistų savo sprendimą. Ką darysi nuo meilės iki neapykantos, vienas mažas žingsnelis. Gal jo ir tik te trūksta, kad broliai Maciai būtų įleidžiami ir į Eurolygos rungtynės Kaune. Tikėjau jau iš pačio pradžio, sakiau, kad laimėsim. Ir laimėjom. Dievas yra, Dievas tikrai viską matė. Mes einam į bažnyčią, labai mylam Dievą, yra krepšinio Dievas arī. Iki susitikimo Žalgirio arenoje ir krepšinio pasaulyje. Krepšinio pasaulyje. Mylam krepšinio pasaulyje. C-Bet – lošimo automatai, lažybos, ruletė, stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.